mes tiesiai iš Rusijos neimportuojam, tai gal mes importuojam iš Turkijos ar iš Vengrijos ar iš kur kitur, kur prekiauna rusiškom, tai praktiškai tas pats, nes Rusijos pardavimai šitoj srityje labai panašus, tai mes iš tikrųjų turim dėti didesnės, manau, pastangas, kad kuo greičiau pereitumėm prie atsinaujinančio, prie žalios energijos. Tada mums nereikės galvoti, ar iš Rusijos, ar iš Venezuelos, ar iš kažkur kitur mes įsigijam išteklius, o kadangi mes jau turim patirtį, tik tai reikia paprasčiausiai greičiau daryti. Kaip pavyzdžiui, jūs minėjot energijos efektyvumo priemonę renovaciją, bet jinai beveik nejuda šiandieną. Ar jūs negalvojat, kad mes turėtumėm kažkokius tai privalomus normatyvus duoti valstybėm narėm? Nes priešingų atveju procesas liktai stovi vietoje. Po vieną kitą pastatą renovuojam ir to viskas pasibaigia. Juk žinom, kad renovacijos metu beveik 40% taupoma kuro pastatų šildymui. Europoje tikrai yra pakankamai daug vietovių, kur pakankamai šalta ir reikia labai daug šildyti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, aš žiūriu Nord Pool žemėlapį. Tai šiuo metu elektros kaina, ką minėjo ir pirmininkas, iš tikrųjų vienas iš svarbiausių šiuo metu klausimų yra elektros kaina, yra 25-30 centų už megavatvalandę. Kai tame tarpe Baltijos šalyse, kurios sujungtos su Skandinavijos šalimis, reiškia kabeliais, 51, vos ne dvigubai brangiau. Tai ar yra kokie nors planai, kaip, reiškia, kokius sprendimus priimti, kad tos kainos nebūtų tokios didelės, kad tokiu būdu ir verslas nėra konkurencingas, kada tokie dideli kainų skirtumai. Antras klausimas būtų dėl elektros rinkos liberalizavimo. Taip, iš tikrųjų, ir mano šalis beveik liberalizavo elektros rinką, bet gavosi iš vieno valstybinio tiekėjo 3 privatus tiekėjai. Jie tarpusavy susitarė, kaina patrigubėja, po 4 kartus didesnė. Ar jūs nemanot, kad turėtų kiekviena šalis narė privalomai išlaikyti lygiagrečiai ir visuomeninį valstybinį tiekimą? Kad rinkėjas, kad vartotojas galėtų rinktis, nes iš tikrųjų energetika yra per daug svarbus dalykas, kad ją atiduoti visą privačiam sektoriui, ir privačiam sektoriui leisti, kaip ir bankuose, susitarti ir savo sąlygas taikyti. Tai antras klausimas. Trečias dalykas, taip, iš tikrųjų, šiandieną turim ir problemą leidimų išdavimo sparta, ypatingai vėjo elektrinių pasijungimui. Vis dėlto klausimas yra labai svarbus ir šitoj vietoj verslas daug daugiau galėtų padaryti ir daug sparčiau, bet metai iš metų, mes čia ne kartą kalbėjom, atkreipti dėmesį, kad kuo greičiau, reiškia, būtų išduodami leidimai. Na ir pabaigai dar noriu pasakyti, jūs minėjote dėl branduolinio atidirbto kuro. Tai jūsų žiniai, Lietuvoje Ignalinos atominė elektriniai yra apie 8000 branduolinių atidirbto kuro kasečių. Jos sudėta šiandieną į laikinas saugyklas, į laikinus konteinerius. Kokia jų ateitis? Gal jūs galėtumėt kažkiek tai paprognozuoti, ar tai bus perdirbama, ar tai bus kažkur laidojama, ar tai kažkur Europai suvešime vieną saugyklą, kaip jūs galvojate? Ačiū.